Sveiki, šį ūkanotą rytą, kai Lietuvoje yra + 15 laipsnių šilumos, mes skrendame atostogauti į nuostabią Graikijos Koso salą. Už bilietų sumokėjome 250 litų asmeniui į abi pusės su visais mokesčiais ir tikimės, kad ten labai gerai praleisime savo atostogas. Beje, būtinai įsikeiskite pinigus dar prieš pat kelionę. Mes labai mėgstam pinigus keistis visuomet, kai būnam oro uoste prieš pat skrydį. Tačiau dabar tokį ankstų rytą keityklos netgi nedirba. Valandos skrydžio ir mes jau Koso saloje, kurioje šiuo metu yra + 33 laipsniai karščio. Dabar einame į autobuso stotelę ir vyksime į savo kurortą. €2. Each. Aš turiu. Bet aš turiu tik 50 mano vietai. I have €50, okay. Iš oro uosto iki Kefalo kurorto €2. Atvažiavom į Kefalos kurortą ir dabar ieškam viešbučio, kuriame turėtume apsistoti. Μοιάζουν σαν βούτη ταινία που δεν βλέπω πια. Βάζω μια φωτιά σ' όλα τα παλιά. Όλα θα τα αλλάξω και θα το φωνάξω. Περασμένα, ξεχασμένα κι όλα απ' την αρχή ξανά. Βάζω μια φωτιά. €60 3 dienom. Για άλλη μια φορά σε πίστεψα, λάθος. Για άλλη μια φορά πληγώθηκα εις πάτος. Για άλλη μια φορά δοκίμασα με σένα. Jau turim apartamentus šiokius tokius, visai gražus. Labai draugiška šeimininkė mūsų. O kur raktai? Pamiršo duoti? That's the way life is.
Labas rytas. Vakar buvom itin pavargę, todėl ankstėjome miegoti. Tačiau šiandien antrąją kelionės dieną esame pasiruošę apžiūrėti visą Koso salą. Pėsčiomis salos neapžiūrėsime, todėl nusprendėme išsinuomoti automobilį. Už šį raudoną Hyundai mes sumokėjome 35 eurus vienai dienai. Todėl sėdame į automobilį ir lekiam apžiūrėti visą salą. Turim papusryčiauti, o valgysim tradicinį graikišką greitąjį maistą. Mes užsisakėme gyros, tai yra tradicinis graikiškas greito maisto patiekalas. Velniškai puikus patiekalas. Thank you. Atvažiavome prie Agijos Stefanos salelės. Šioje salelėje yra bažnyčia. Iki jos galima nuplaukti laiveliu arba tiesiog rankomis. Yra graži tradicija nuplaukti iki šios Agijos Stefano salelės ir paskambinti varpu. Pabandysime nuplaukti iki jos. Atvykome prie turistų labiausiai mėgstamo ir paties populiariausio pietinės salos pakrantės paplūdimio Paradise Beach. Čia išsinuomoti skėtį ir 2 gultus kainuoja 7 eurai dienai. So we meet again after several years of separation. Pakeliui į Paradise Beach visi žmonės čia sustoja nusifotografuoti dėl to, kad atsiveria labai nuostabūs vaizdai. Pirkti maistą ir gėrimus kurortinėse parduotuvėse yra labai brangu, todėl mes sustojame prie pakelės supermarketo visai šalia oro uosto. Čia yra žymiai pigiau. Beje, nesenai matėm ir besileidžiantį naują Ryanair kompanijos lėktuvą. Už šį maišą gėrimų sumokėjome 3 eurus ir 10 centų. Kurortinėme supermarkete mes būtume sumokėję maždaug 2–3 daugiau. O dabar bandysim surasti Antimachiją kaimelį, kuriame yra garsieji vėjo malūnai. Važiavom ir pamatėm vietinės graikiškas kapines. Sako, kad graikai labai daug skiria dėmesio mirusiesiems. Einam pažiūrėti. You're the up-tiptoe ballerina on the chorus line. Singing, oh, 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 oh. I can never belong to you. Visai skiriasi šios kapinės nuo lietuviškųjų, dėl to, kad laidojimo būdas yra kitoks. Graikai neįkasa į žemę karstus, o tiesiog čia viršuje padaro pamatus ir įdeda juos į vidų. Lankome senajame Antimachijos vėjo malūne, paskutiniajame iš 100 likusių ir kadaise stovėjusių šioje vietovėje. Mes važiavom iki čia labai ilgai, ieškojom ilgiausiai šių kažkokių įspūdingų malūnų, radom tik tai jį vieną ir aš manau, kad čia nieko įspūdingo. Į šį miestą važiuoti vien dėl šio malūno nėra verta.
Atvažiavome iki šiaurinėje salos pakrantėje esančio Mastihari miestelio. Jis dar kitaip vadinamas žvejų meka. Šis miestas turi miniatiūrinį uostą ir daugybę restoranų, kuriuose galima skaniai pavakarieniauti, įvairių žuvies patiekalų pavalgyti. Šiaip visai gražu ir beje čia yra labai vėjuota, jūra labai banguoja, visai nepalyginti su ta pusė, kur mes gyvename. Papietauti šiame mieste vidutiniškai kainuoja 7–9 eurus. Tiek jūs mokėsite už kalmarus arba už krevetes. Dabar labai aukštai lipsim į pilį, kuri vadinasi Palijo pilį. Mums reikės lipti čia labai aukštai, galim pasižiūrėti, kur yra viršūnė. Ne, čia dar ne viršūnė, man rodos. Viršūnė ten kažkur yra. Belipdami čia radom kėdę. Jeigu pavargot, galit prisėsti. Pakeliui į Palijo pilį mes suradome bažnytėlę, kurioje dar išliko visi sakraliniai reikmenys. Užlipom, pilies neradom kol kas, bet radom griuvėsius, šalia kurių buvo varpas, tai jo reikia paskambinti. Iki pilies viršūnės, kuri yra štai čia. Mes pakilti nesugebėjom, nes nesuradom kelio, tačiau radom šios pilies griuvėsius čia. Dabar eisim ieškoti vietos, kur žmonės filmuoja saulėlydį. Palipėjus dar aukščiau atsiveria nuostabus vaizdas. Čia žmonės kiekvieną vakarą stebi saulėlydį. Čia pat yra ir kavinė, tačiau kainos žiauriai didelės. Pavyzdžiui, bet koks gaivusis gėrimas kainuoja 3,5 euro. O čia atsiveria vaizdas į nuostabę pilį, kurios mes taip ilgai ir ieškojom. Gaila, kad dabar ne vakaras, būtume pasigrožėję saulėlydžiu, bet jau turim skubėti, leisti žemyn ir lankyti kitų objektų. Esame Zija miestelyje. Čia žmonės mums parekomendavo būtinai užsukti į šią taverną papietauti. Ta mes ir padarysime. Graikiška virtuvė yra viena sveikiausių visame pasaulyje. Aš ją labai mėgstu. Visuomet čia užsukame į taverną paragauti vietinių patiekalų. Pirmasis patiekalas, kurį dabar ragausime, tai yra graikiškos salotos. Beje, šiose salotose tikrai niekada nebūna graikinių riešutų. Gavome savo antrosius patiekalus. Operatorius užsisakė stifado, tai yra jautiena,
O aš užsisakiau sublakį, kaip lietuviškasis šašlykas. Ir kvepia irgi kaip šašlykas. Po skanių pietų nemokamai taip pat gavome ir desertą. Pasirodo, kad čia yra tipinis Koso desertas. Pomidorai. Man labai keista, aš dar kol kas nedrįstu ragauti. Padavėjas sakė, kad tai darė jos mama. Pavalgėm ir dabar einam apsidaryti įvairių lauktuvių ir suvenyrų. Atvažiavom į Koso salos sostinę, miestą pavadinimu Kos. Turim žemėlapį, turim daugybę informacijos, eisim nagrinėtis, kur čia ką galima pamatyti, aplankyti. Automobilį pasistatėme neleistinoje vietoje, bet kad leistinoje net ir neradom. Tai aš manau, aš tikiuosi, kad mūsų nepagaus, tikiuosi, kad jis bus tvarkoj. Štai pavyzdžiui, čia yra taksi juosta. Ir pažiūrim, ar nors viena taksi čia stovi? Nestovi. Ten parašyta no parking. Ir net pati policija. Pažiūrėk, net pati policija pastačiusi. O dėl ko taip yra? Dėl ko taip yra? Dėl to, kad, kaip ir tu sakei, tai yra Graikija. Ir man rodos, čia niekam niekas nerūpi. Jie gyvena tokiu nerealiu ritmu, tokiom gerom sąlygom. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I... Einam į tą vietą, kur auga Hipokrato medis. Manoma, kad prieš 2400 metų nuo viduržemio saulės čia su savo mokiniais slėpdavosi pats Hipokratas. Todėl šis medis yra vadinamas Hipokrato medžiu. Priėjome antikinio miesto griuvėsius, kuriame liko tik tai 4 kolonos, 2 katės ir dar 2 varnas, matau. Ėjom ir priėjom senamiesčio aikštėje stovintį senovės romėnų pastatą, tai yra Agora. Dabar šiuo metu tai yra graikiškos produkcijos ir įvairių suvenyrų oazė. Einam į vidų. Ėjom senamiesčiu, žiūrim, kažkoks turgelis yra su pilna turkų parduotuvėlių, kurie savo nesąmonės čia pardavinėja. Visiškai negraikiška. Man labiau Graikija yra visoje kitoj Koso salos pusėje, bet tikrai ne Koso mieste. Čia šita vieta, manau, dirbtinai padaryta, bet bent jau gražiai atrodo. Man šiaip labiau patinka mūsų kurortas ir kiti visi miesteliai, kuriuos mes šiandien aplankėme. Tikrai ne šitas didmiestis, dėl to, kad čia yra per daug triukšminga. Čia atostogų leisti nenorėčiau. Čia kiekvienas žmogus limpa prie tavęs, siūlydamas savo paslaugas, pilna turkų. Nežinau, man patinka visokie kaimeliai ramesni salos viduryje arba pietuose. Į šią vietą mes bandėme atvažiuoti, pasižiūrėti, kaip leidžiasi saulė. Deja, mums to padaryti nepavyko, nes tiesiog nespėjom ir šiek tiek pasiklydom.
Taip, sakė, kad čia yra daug gyvačių ir skorpionų. Aš esu pats skorpionas, dėl bijau gyvačių. Ne, nu skorpionų aš irgi bijau. Šį alų jie įpylė į atšaldytą stiklinę, į labai šaltą stiklinę, kurią ištraukė iš kameros. Kaip ir žadėjom, dabar išbandysim vietinį Graikijos gamybos gėrimą Uza. Jamas. It's good. Kaip ir visada turime suskaičiuoti savo visos kelionės išlaidas, kurias patyrėme čia Koso saloje. Už aviją bilietus į abi pusės sumokėjome 70 eurų asmeniui. Apgyvendinimas viloje kainavo 30 eurų asmeniui 2 naktim. Tam, kad galėtume aplankyti visą Koso salą, mes išsinuomojame automobilį, už kurį sumokėjome 20 eurų asmeniui. Visos kitos išlaidos buvo maitinimo išlaidos. Jos mums atsiėjo po 17 eurų vienam asmeniui. Iš viso 137 eurai už puikų savaitgalį Koso saloje Graikijoje. O dabar metas atsisveikinti. Operatorius grįžta į Lietuvą, o aš lieku atostogauti čia. Susitiksime po savaitės jau kitoje Graikijos saloje Rode. Sekmadienį 13:40 per TV1. Iki.